Šiandien su mumis lektorė, verslininkė, aroma edukatorė, pardavimų ir tinklinės rinkodaros mentorė Vaida Saldė. Labą dieną, miela Vaida, malonu tave čia matyti. Labą dieną, brangioji, labai gera, Rima, kad pakvietėt. Taip, labai džiaugiuosi, kad sutiko dalyvauti, nes ne visi norėjo dalyvauti šioje mano rubrikoje. Dabar, kaip suprantu, pati esi nuolatiniam savirealizacijos procese. Ir dailės studijos, ir psichologijos studijos, ir verslų kūrimas, ir apželdinimo studijos, ir tinklinė rinkodara. Ar tai iš smalsumo, ar tai iš poreikio, kodėl tavo gyvenime atsirado tinklinė rinkodara? Pačios tinklinės rinkodaros tokį kaip modelį aš įsimylėjau gal pirmam kurse, bestudijuojant dar dailės akademijoje ir paėmus pirmąją gal Kiyosakio knygą, tą tokią knygynę, pinigų srauto kvadrantą. Ir galvoju, Dieve, kaip genialu, nes realiai jau vaikystėje aš mačiau tam tikras kompanijas, kur mano teta užsiminėjo, mama kažką užsisakinėdavo, tai aš prasineždavau paauglystėje per klasės su katalogais, susirinkdavau savo ant kosmetikos ir ant kur nors nueiti. Tai aš jau pinigų turėjau kaip ir seniau, bet kažkaip nesurišau su tuo, kad tai buvo tinklinė rinkodara, nes labiau mes ten išnešėjimąją priekybą užsiminėjom. Tai va, tai tas modelis man labai labai senai pažįstamas ir esmė tame, kad mane pati teta mokėsi paauglystėje, mes ten lauke rinkdavom žmonių kontaktus, paskui traukdavom. Anketavimas, jo, mes irgi anketavimas. Jo, aš tokia tą prekybos, tas rytį kontaktų rinkimo praėjus jau labai seniai ir man kažkaip tas pats modelis toks buvo savas, bet kai būtent tos Kiyosakio knygos, paskui kitos, aš žinau, kaip genialiai sustatytas modelis iš tikrųjų. Ta prasme, tai yra toks mini franšizės variantas ir jis yra, jeigu pasirinkus tinkamai kryptį produktą ir tai, kas atliepia vertybės, tai gali būti tikrai labai gera verslo sritis. Ir žinai, ir mano šita tinklinė rinkodara tikrai yra ne pirmoji įmonė. Aš bandžiau, dedu į kabutes, todėl kad nebandžiau, aš nežinau, ką reiškia bandyti, bet kaip man atrodė, bandžiau jų ne vieną. Ir jau į šitą atėjau labai sąmoningai. Ta dabartinė, kurią aš turiu, nežinau, ar mes čia sakom kompanijų vardus. Sakom kompaniją, nes tai yra labai svarbu, kad žinoti kompaniją. Tiesiog čia yra viešai. Taip. Tai aš esu Young Living kompanijoje ir šiaip produktus aš naudojau daugybę metų, mano mažosios užaugo su aromaterapija nuo pat kūdikystės ir nėštumo. Ir patį produktą aš mylėjau. Bet kaip apie verslą aš negalvojau, nes nemačiau pinigų. Ta prasme, man sponsorius prieš tai nesugebėjo jų parodyti. Šiuo atveju labai svarbu yra sponsorius, kad sugebėtų parodyti pavyzdžių, kokia nauda iš verslo, ne iš produktinės pusės. Produktinę pusę aš kaip ir žinojau maždaug, kaip man atrodė, kad aš žinau, o būtent verslo pusės aš nemačiau. Ir realiai atėjau labai sąmoningai iš poreikio. Iš poreikio stabiliam verslui, nes nepaslaptis, kad ir kokį verslą pradėtumei, jų didžiulė dalis, 90+ % bankrutuos per pirmus metus, iki 5 metų išgyvens dar labai maža dalis, o iki 10 išgyvena jau tenais tik tais tokie trupiniukai. Ir aš tai labai gerai suprantu, nes aš ne vieną verslą uždariusi, ne vieną kryptį pakeitusi. Tai labai blaiviai žiūriu į tą išsiskyrimo momentą, kada supranti, kad tiesiog tavo verslas miršta ir jį reikia arba gerai reorganizuoti, arba jau kažką kito ieškoti. Ir man iš tikrųjų tas nuolatinis kito ieškojimas buvo labai labai atsibodęs, tas krypčių keitimas. Ir aš nusprendžiau, kad aš noriu stabilios krypties, kai aš atėjau į Young Livingą prieš metus ir 4 mėnesius. Kai nusprendžiau, kad jau dabar bus tai mano verslas, nebe tik vartojimas, tai aš tuo metu neturėjau krypties, aš buvau be atsigaunanti nuo perdegimo ir įsiekimo, bet tame visame ieškojime ir nuolatiniam degime pardavimuose ir taip toliau. Ir nusprendžiau, kad dabar metus aš darysiu, po metų pasikalbėsim.
nu ir pažiūrėsim, bet metus darysiu maksimumą, nes aš tokia maksimalistė. Ir tada po metų pažiūrėsiu, kas man gavos, kokie rezultatai, apie ką čia viskas yra, o iki metų aš net niekam neleidau nei kritikuoti, nei kištis. Ta prasme, čia buvo mano sprendimas ir aš jį dariau. Nu, ir po metų jau buvo labai gerai. Tai koksgi kompanijos yra išskirtinumas, kad tu jau sąmoningai pasirinkai šią kompaniją, Young Living? Ja, aš iš tikrųjų rinkausi, aš labai atidžiai rinkausi, man buvo labai svarbu, kad būtų produktas pritaikomas visom gyvenimo sritim, kad tai būtų tendencijas rinkos atitinkantis produktas, nes sveikatingumas, ekologija, būtent kas yra tvaru, ta prasme, bus daug metų tose trendinėse pozicijose, todėl kad mes visi to norim ir netgi žmonės, kurie anksčiau negalvoja apie tą ekologiją, natūralumą, jie dabar ypatingai tai atsigręža, nes vaikų lygos, asmeninės lygos. Man dar labai svarbu buvo, kad tai būtų sveikatinimo produktas ir tai būtų dirbantis ypatingai su emocinė darna, nes tai irgi yra viena iš problemų mūsų pasaulio, taip, kad labai daug streso visi patiriam, įtampų, netgi sakoma, kad mažas 5-metis dabar išgyvena dar daugiau streso negu kad prieš kokį 70 metų 40-metis. Ta prasme, mes turim didžiulės stresinės perkrovas. Taip. Ir aromaterapija tai gelbėja. Ir kad tai būtų produktai pritaikyti visom gyvenimo sritim, ta prasme, kad būtų ir namų higienos priemonės, ir asmens higienos priemonės, papildai. Ir man dar labai svarbu buvo vertybinis pagrindas, iš kur tai atėjo. Nes kitaip aš negaliu dirbti, prasme, nes ta Hario Jango filosofija, kuri nenutrūksta, nors kompanijai 30 metų, šitas irgi labai svarbu, kad tai būtų ilgametė kompanija, nes aš žinau, kad kompanijos užsidaro po tam tikro kiekio metų ir mes turim labai daug rinkai tokių atvejų. Tai dar rinkausi ilgametę kompaniją, dabar į Jutą skrendam vasarą į 30 metų konferenciją, gimtadienį didžiulį. Tai šitie buvo labai svarbus. Ir apmokėjimo planas. Apmokėjimo planas ir žinai, dar aš rinkausi ne tik kompaniją, aš rinkausi lyderį pas ką. Tikriausiai, jeigu Jolanta, mūsų bendra pažįstama, nebūtų taip kantriai su manim buvusi, nes mes taip draugavom prieš tai 2 metus. Mes draugavom ilgai ir jinai manęs niekada nekvietė į savo verslą. Aš tai, kas sakydavo, Jolanta, tinklinė rinkodara ne man. Jinai juokdavo, sako, aš tavęs nekviečiu. Aš pati save kviečiu, matuojuosi ir sakau, ne man. Ir jeigu jinai būtų labai tiesiai šviesiai paprastai nepasakius, kiek jinai uždirba, nes aš suprantu, kad žmonės uždirba, bet nesuprantu kiek, nes čia ir yra ta problema, kad mes dažnai nekalbam apie tai, ko žmonėms reikia, apie pinigus. Žmonės ateina uždirbti, kiti ateina bendruomenės, kiti ateina produktų, kiti ateina kelionių, kiti ateina dar kažko, taip, nes kompanijai visą tai yra pripažinimo, bet aš jau pinigų. Ta prasme, labai paprastai, man reikėjo verslo, stabilaus, tvaraus verslo, ir reikėjo žinoti, kiek galima uždirbti. Ir labai vieną dieną paprastai pasakė, žiūrėk, tai yra taip ir taip, aš dabar esu čia, prieš 6 metus padariau tai, uždirbu tiek ir tiek. Aš galvoju, o Dieve, ką aš iki šiol dariau ne taip. Na, mokinys pasiruošęs, mokytojas ateina, taip, čia yra. Taip. Taip, aišku. O ar buvo pačiai nusivylimų ar abejonių per tuos metus, ar galvoja, ar aš čia ištempsiu tuos metus, ar ne? Ar buvo... Tai pastoviai. Pastoviai, na tai čia turbūt... Vidinės kovos verslas, žinai, kur... Tai yra verslas. Aš dabar turiu dar klasikinį verslą, tą vadinamą, kuriam irgi yra mėnesiai. Tai jis irgi ką tik gimęs kūdikis, kuris nuolat ir verkia. Nes aš tai, kad verslus lyginu su vaikais, nes kadangi turiu 3 dukras, tai nieko ten procesai nesiskiria. Ta prasme, jaunas verslas, jis neleidžia miegoti, jis ta prasme, turi begalę problemų ir Young Livingas yra mano jaunas verslas, bet jis jau pas mane vaikšto, jam yra metai 4 mėnesiai, bet jis dabar viską ima nuo spintelių ir griauna namus. Ta prasme, jis yra šitoj stadijoje.
Ir žinai, vat, yra tie etapai, vat, ypač tinkliniai rinkodarai etapai, tai aš kadangi ėjau sunkiuoju keliu, galima to lengvesniu keliu ir sunkesniu. Aš kažkaip gyvenime pasirinku sunkesnį. Dabar visiems sakau, taip nedarykit, kaip aš dariau, nes jeigu taip žiūrėt kvalifikacijom, tai aš augau per kvalifikacijas nekalbėdama apie verslą. Prasme, man kažkaip nesikalbėjo. Man atrodė, kad kol aš nepadariau ten tokio, kaip aš įsivaizduoju, jau rezultatas, nu ką aš čia galiu papasakoti. Tai taip nereikia daryti, taip negerai. Tai yra labai sunku, aš tikrai stačiau struktūrą asmeniškai, nu pati, ir tai yra didžiulis krūvis, tikrai labai, labai sunku, taip nereikia daryti. Ir labai greitai. Nu, ta prasme, tai tie pirmi tokie šuoliai per mėnesį, labai stiprus augimai ir kaip paskui padarai ir 3 mėnesius guli ir galvoji, velniop, viską, mes jau nieko nebedarysiu, ką man čia to reikia. Ir jeigu ne mentorius šalia, ta prasme, aš tikrai per tuos metus daug kartų būčiau nutrūkus. Tikrai. Ir tai stabilu. Ir dabar, kai aš matau, tai yra stabilu, nes aš esu sprinterė, aš nesu maratonininkė. Tinklinė rinkodara yra toks lengviau bevykstantis maratonininkam, kurie po biškį daro, auga gražiai. O sprinterė, aš greitai duodu šuolį, tada guliu, jau nebeturiu jėgų, tada vėl šuolį. Nu, ir vis tiek aš padarau tą patį rezultatą, bet tą patį galima daryti gražiai augant. Nu, kaip ir visame kame. Bet toks mano temperamentas choleriškas. Tai aš nutrūkstu, kai aš sakau, noriu mesti viską reguliariai, bet aš per daug esu įsipareigojus. Ir aš kadangi žinau šitą savo savybę, tai aš labai daug įsipareigoju. Aš kalbu viešai, kad aš tai padarysiu. Aš sakau visiems, kad aš 42 metų einu į pensiją, man metai praėjo, liko 4. Tai aš jau 4 metų turiu būti tas deimantas, kad man vaikai išeis studijuoti ir aš laisvai turėčiau juos ten išleisti. Ta prasme, aš žinau, kodėl aš tai darau. Mano tas kodėl yra labai skausmingas, labai realus, ta prasme, aš neturiu tų rožinių kažkokių svajonių, jis man labai būtinis, kur aš privalau padaryti. Visą nėra pas mane kito varianto, nors nesvarbu, kad aš turiu klasikinį verslą, bet rinka yra tokia nestabili visame kame, kad mes niekad nežinom, kada mumis gali atleisti iš darbo, ne, su viena kalbėjau neseniai, sako, mane ten prieš kelias savaitės atleido iš darbo, tiesiog, daug metų žmogus išdirbo, tiesiog atleido iš darbo, ir aš nežinau, kur pasidėti, nes aš ten daug metų dirbau. Tai rinka yra nestabili, belė kada gali atsitikti nuo koronos iki kitokių nemalonių dalykų. Gyvenimas yra nestabilus, viskas yra nestabilu, bet tinklinė rinkodara yra stabili. Netgi tuo metu, kai viskas bangavo ir mums atrodė, kad griūna, žmonės stresavo, jie vartojo gal mažiau, nes ypač tais pirminiais atvejais, bet pažiūrėkim, per koroną pardavimai augo, aš tuo metu nebuvau versle, per visus neramumus, kurie čia prieš mus 2 metus ištiko, taip rinkos apmažėjo, nes automatiškai persiskirstė, bet bendrai paėmus situaciją, pardavimai augo, o kai mūsų verslai stovėjo mirties taške. Taip, sutinku labai, tinklinė rinkodara per tas vadinamas krizės visą laiką turi augimo šuolį. O kaip dabar pačiai pavyksta suderinti veiklas ir tradicinį verslą ir čia, nes vis tiek reikia savęs atiduoti ir ten, kaip sakai, kaip kūdikius reikia prižiūrėti. Taip, ir dar 3 vaikai ir aš juos auginu viena ir dar katinas. Nepavyksta, Rima, nepavyksta, nieko suderinti nepavyksta. Aš galvoju, gal mes turim tą mitą, žinai, kad turim kažkaip viską suspėti. Aš nesuspėju, aš kiekvieną dieną atsidarau darbo knygą, kur ten taip surašyta viskas nuo kažkada anksti iki kažkada vėlai. Ir dar papildomą sąrašą dar turiu, ką reikia per tą dieną padaryti tos tarpus, nes direktorius esi visų pirma. Ir čia direktorius, ir ten direktorius. Ir dar 3 dukros mažos, dar prieš mokyklinės, yra ir paauglių. Ir niekada jam mažiau dėmesio nereikia, nes ar buvo paauglys, ar darželinukas. Aš kiekvieną dieną žiūriu, ką aš galiu nedaryti. Ta prasme, aš atsidarau sąrašą ir aš sąmoningai nusprendžiu, šito nedaryti galiu, šitą dar galiu perkelti, šitą dar nedaryti. Aš visada kažko nespėju,
Ir tai yra absoliučiai normalu. Ta prasme, mes iš kažkur turime mitą, kad mes ten patys prisifantazavom dienotvarkę ir ten kažkaip jinai turi guminiškai įsiplėsti į tas kažkeliolika valandų, tas nors patys mes ją ten sugrūdom. Nu, čia kaip į Jo, spintą. Pium, ir jinai turi įsiplėsti kažkaip. Ne, jo. ten reikia išimti labai. Nespėju aš. Bet tame nespėjime, nežinau, aš jau atradau kažkokį grožį Mhm. ir galbūt malonumą, nes anksčiau labai pergyvendavau. Pergyvendavau, kad nespėjau, pergyvendavau, kad vaikai susirga. Nesvarbu, kad tu namie dirbi. Aš 13 metų dirbu praktiškai namie. Nu, vat, mano darbo įrankis čia pagrindinis. Dabar jau išeinu į ofisą, jau kaip prieš mokyklinukę, rečiau serga ir taip toliau. Bet tiesiog toks yra gyvenimas. Mes niekada nespėsim. Ypač žmonės, kurie turi svajonių, tikslų, va tokie kaip mes, ne, su tavim. Jo. Juk tai yra normalu, nes jeigu mes spėjam, mes vis tiek susigalvojam naują tikslą, naują svajonę, rasim, kom užpildyti tikrai tą laisvę ir kaip man sakė vienas žmogus, sako, okei, tu daleiskim, tu gali nedirbti, jau vat. Ir turime Jolantą Puzienę, kuri kaip ir galėtų nedirbti. Nu, ar jinai nedirba, jinai dar daugiau visko prisigalvoja ir pirmin varo ir taip toliau. Todėl, kad mes turim svajonių. Ir tos svajonės yra drąsios, tos svajonės yra tokios, kur mes nesitaikstom su aplinkybėm. Vakar irgi renginį vedėm. Ir aš galvoju, pavyzdžiui, ką man dabar reikalingas junglimingas. Man junglimingas reikalingas, aš gaunu atlyginimą neblogą iš savo verslo, bet man tai yra visas tas gyvenimo standartų palaikymas, aš jį auginu iš junglimingo. Vat aš savo esu tai pasakius. Vaikam privačios mokyklos eina iš junglimingo. Ok, aš negaliu ten neuždirbti, nes aš iš ten esu nusprendus, kad moku už jų mokslą. Nes kodėl? Man nepatinka sistema. Ir aš darysiu viską, kad aš ten vaikų neleičiau į sistemą mokslo. Taip, aš noriu jas leisti kitur. Ir tam man reikia pajamų. Kitaip tariant, aš įsistatau į tokius rėmus, kur aš negaliu nedaryti, nes kitu atveju smegenys tikrai yra 101 būdą, kodėl nedaryti. Nu, jų darbas yra prieštarauti, ginčytis, ieškoti, kodėl ne. Jūs kiekvieną rytą sako, o gal pamiegam? Jo. O gal šiandien nieko nedarom. Va, vaikai darželį, mes gal nieko nedarom. Ir kai tu esi savo gyvenimo direktorius, nu, ta prasme, tu supranti, kad okei, tada žiūrėk, nedarysim nieko penktadienį. Penktadienį mes nieko nedarysim, su tavim, va, abi sugulsim ir nieko nedarysim. Ne? O šiandien mes va, turim tą sąrašą. Ir niekas už tave jo nepadarys, nors aš ir asistentą turiu, bet vis tiek yra darbai, kurie nepasidaro. Tai va, na, aišku. Na, bet vis tiek, svarbiausia, kad dėl to neišgyventi, nepergyventi, nes dažnu atveju mes prisiplanuojam ir jeigu vakare pasižiūrim, kad kažko netlikau, tai tada baisi savigrauža, kad aš nepakankamai kažką padariau, kad netlikau kažkokių tai darbų. Tai svarbiausia, kad tai priimti, kaip pati sakai, kaip tam tikrą grožį, kad nespėjau, kitą kartą spėsiu. Anksto žinoti, kad tu nespėsi, nes tu prisirašyti nerealų kiekį. Aš žinau, kad aš to nepadarysiu, todėl aš rašau dažniausiai, nu, neskaitant dienotvarkės, savaitės darbus. Ta prasme, aš juos dedu savaitėj ir iki penktadienio stengiuosi padaryti. Nu, ir dažnai būna, kad jeigu lieka, tai 1-2, tai užsibaigiu savaitgalį kur nors. Bet man tai pasitvirtina labiau, aš turiu tokį krūvą savaitę ir man tada nesvarbu, kurią aš dieną padarysiu. Gal kažkas atsitiks, ekstra gyvenime nuolat vyksta. Jo, gyvenimas atsitinka. Taigi, kiek man yra žinoma, komandoje yra labai stipri lyderystės ar lyderių auginimo mokykla, galima būtų taip pavadinti. Ir ar labai svarbu, atėjus, va, tarkim, į tinklinės rinkodaros verslą, ar labai svarbu turėti būtent kažkokią tai sistemą, kaip vystyti verslą, kažkokius tai tam tikrus instrumentus. Žodžiu, ar tai yra labai svarbu, ar, na, tiesiog ateisiu ir čia ką kompanija tiesiog duoda, kas ten parašyta, tai tą ir vykdysiu, bet iš to vidinio, dar komandinio to pasiūlymo, aš manau, kad tai svarbu, mano požiūriu tai yra svarbu, o kaip pačiai atrodo, kaip pati iš praktikos?
Vienas svarbiausių dalykų yra tikriausiai šitaip ir ta vidinė kultūra organizacijos. Organizacijos, tai aš turiu minėti struktūros, kurioje esam, taip? Taip, taip. Nes ta pati kompanija gali būti skirtingos šakos, skirtingos struktūros, veikti visiškai kitais būdais. Mhm. Ir dėl to negalima sakyti, kad vat, Young Living kompanija arba kita kompanija. Ne, tai yra struktūros ir jų vidinė kultūra tų struktūrų. Tai aš esu labai elegantiškoj struktūrų. Iš tikrųjų, vat Jolanta, jinai tą tokį elegantiško verslo modelį įvedė į tą tinklinę rinkodarą ir man jisai labai atliepia mano vertybėm. Kad nebūtų taip, kad paskui, žinai, vat, pamačiau ant sienos pas savo draugus, nukopijuoto žmogaus susirašinėjimus su visokiom manipulacijom, kad jūsų gimtadienis ateikite čia, užsiregistruokite ir gausite 30% nuolaidą nuo manęs. Jis prisiregistruoja, pasirodo visiems ta 30% nuolaida, nu, ir neskanu iš karto, ir tas juodas toks šleipas iš paskos. Ta prasme, tai va, tas labai svarbu, ar dirbama elegantiškai ir ar yra va, tie moduliai. Tai pas mus labai stipri mokymo sistema ir iš tikrųjų jau kai aš atėjau kaip į verslą, man dar kažko trūko. Man buvo momentų, kur trūko sistemos ir mes realiai vat, su Jolanta, su kitais lyderiais per tuos metus, nu, galima sakyti, ją dasikūrėm, dasistruktūrizavom, nes aš vis tiek esu toks struktūrinis žmogus, man turi būti tvarka visur, labai aiškus procesai, kad žmogus paimtų ir turėtų vat, schemą. Iš kitos pusės aš galvoju, gal mes taip žmonės išlepinam. Jiems nebereikia ten labai daug išradinėti, galvoti, augti, ir taip, nu, tame, žinai, išradingume labai stipriame, kur ten, kai visai, ką aš pasiklausau, kaip žmonės prieš 10 metų dirbo, ne, arba dabar dirba, nu, tai diena ir naktis ten dar, o Dieve, kai viskas buvo sudėtinga, tai jau mes dabar išlepinti, o mūsų žmonės dar labiau išlepinti ateina, nes jie gauna viską sukramtytą, jiems reikia atsistoti, va, į tokį veikiantį laikrodį, plumpt, įsistatė ir visas procesas jau yra vadovai, yra mokymai, yra mentorystė, yra stiprus lyderiai, kurie dirba ne tik su savo komandom, bet ir su kitom, ta prasme, mes turim labai tą tarp komandinę draugystę stiprią. Nu, ta prasme, lyderiai pas mus, pavyzdžiui, mūsų struktūrai lyderiai bendradarbiauja, pas mus nėra to tokio stipraus konkurencinio momento. Mes darom bendrus renginius, mes darom verslumo bendrus renginius. Tos etikos labai daug, nes tinkliniai rinkodarai va šitoj vietoj būna labai skaudu, kai prasideda tie žmonių nuvaginėjimai, nes, nu, tikrai mes kovojam kaip ir dėl žmogaus, ne? Bet mūsų struktūrai labai svarbu va šitas momentas, tas pasitikėjimas, ir man ateinant buvo be galo svarbu struktūra ir tas jau įrankių paruošimas, nes kompanija niekada neduos, nu, ta prasme, jinai duos bazinius, bet kai Young Living tai yra verslas virtuvėje ant stalo. Ta prasme, ir visi tie top lyderiai ten jau, aš net neįsivaizduoju, kiek tie žmonės uždirba, kurie yra 30 metų versle, kurie turi tas milžiniškas struktūras, aišku, iš Amerikos jie atvažiuoja pas mus, bet jie taip ir sako, mes viską darom virtuvė ir iki šiol taip darom, ta prasme, tai yra ok, bet, pavyzdžiui, aš dirbu online. Aš esu grinai online žmogus ir aš tų renginių gyvų iš vis nedariau, savo būdais dariau ir parodžiau ir kiti mūsų lyderiai dirba kitaip ir dėl to nu, labai svarbu struktūra. Bet virtuviai verslas vis tiek puikiai dar vyksta. Nu, ta prasme, jis gali būti toks, jis gali būti kitoks, jis gali modernus. Ir esmė tame, kad apskritai tinklinė rinkodara yra verslas, kurį galim kiekvienas pritaikyti prie savo gyvenimo būdo, pomėgių, sugebėjimų, ten įvairiausių situacijų, apribojimų. Nu, ta prasme, mes jį adaptuojam. Ne verslas, ta prasme, ne save adaptuojam pagal jį, o verslą adaptuojam pagal save. Ir, pavyzdžiui, su mažais vaikais, nu va, vakar ausų uždegimas, nu ir kur aš dabar galėčiau bėgti? Niekur nebėgu, tai va, vis tepu ir žiūriu, kad nebeskauda, bet vis tiek sėdėsim namie dar porą trejetą dienų ir mano apribojimai nutapo mano verslų variantais. Tai, žodžiu, pati labiau linkus prie online režimo, dirbti online, bet, aišku, neatmetama galimybė ir gyvi susitikimai.
Taip, nes yra, pavyzdžiui, struktūrai lyderių, kurie dirba tik gyvai. Ir Mhm. tik gyvai, ypatingai, kurie neįvaldė technologijų, socialinių tinklų, dirba tik gyvai. Ir tai puikiai gaunasi, ta prasme. Jo. Aš kadangi žinau savo gyvenimo stilių, kad aš neturiu galimybių privažinėti visur, nors mokau vis tiek, kaip daryti tą gyvai ir aš moku, aš daugybę ten tų renginių per per gyvenimą pravedusi, tai savo struktūrą aš aišku moku daryti ir gyvai, nes kitiems tai yra pats tinkamiausias būdas, mes tai, ką turim mokėti ir taip, bet aš savo verslą statau online, ta prasme, grinai. Zoomas yra mano draugas kiekvienos dienos ir aš labai džiaugiuosi, kad, nu, iš tikrųjų taip gal negalima sakyti, kad karantinas pakeitė mūsų pasaulį ir mes turėjom įvaldyti, kas nemokėjo šitą būdą apskritai verslumo darimo, nes tai atvėrė žmonėm dar daugiau galimybių. Tai ko anksčiau mes buvom neįpratę, mums reikėjo vienas kitą būtinai čiupinėti, tada sako, dingsta ryšys. Nu, žinokit, man asmeniškai, kaip tiek metų pradirbus online, aš vienodai žmogų jaučiu ir gyvai, ir va šitoj kameroj, nes tikrai, jeigu bendrauji su žmogum, tai tu su juo bendrauji. O gali lygiai taip pat susitikęs gyvai to ryšio neužmėgs, nes tinklinė rinkodara, tai va tas, kas yra, tai yra santykio ir edukacijos vis dėlto verslas. Mhm. Yra santykių ir edukacijos ir vat reikia pagalvoti, ar mes gebam tą santykį kurti ir jį mokytis kurti, bet tam tinka ir tiesiog priminimas, žinutė. Mes negalim su žmonėm tiek techniškai gyvai susitikti, kiek galim panaudoję technologijas jų pasiekti. Taip. Ir, nu, labiau laisvas jautiesi, aš bent jau man online laisvės pojūtis ir gali ir laiko sutaupyti ir visko, resursų daug sutaupyti gali. O tikrai, pavyzdžiui, kaip socialiniuose tinkluose bendraujam ir, tarkim, vėlgi susirašinėjom su žmogum tik susipažinę socialinėje erdvėje. Ir kažkaip tai tas bendravimas toks paprastas ir paskui man rašo, oi, aš atsiprašau, labai taip atrodo kaip senai draugiai, čia aš jums rašau. Sakau, nekreip dėmesio, nes man toks pojūtis irgi, kad aš su sena draugė susirašinėjau. Nu, ta prasme, su draugė susirašinėjau. Nes, nu, tas vis tiek užsimesga ryšys, nes matai žmogaus gyvenimo būdą socialinėje erdvėje, matai, kuo jis kvėpuoja, kokios jo vertybės, ką jis veikia ir automatiškai atrodo, kad tu jį tikrai pažįsti. Tai va, tas man irgi netrukdo, nebūtina gyvo to susitikimo, bet aišku, malonu susitikti ir gyvai. Tai dabar papasakok apie renginį. Mačiau, kad Aroma maratonas kažkoks nusimato greitų laikų. Ar aš kažką netaip perskaičiau? O tai pas mus visko tiek daug nusimato ir tiek daug visko vyksta. Mes darom labai daug renginių, iš tikrųjų labai daug renginių darom tiek verslui, tiek nu, kaip pasakyti, produkto pažinimui, tiek aromaterapijos temai. Tai aromaterapijos temai turėsiu grinai, kas nori pažinti aromaterapiją kitą savaitę, kitą ketvirtadienį, tai turėsiu renginį. O verslo maratonas, būtent lyderystės maratonas pas mus jau prasidėjęs, tai dar šitie, kurie galvoja, ieško verslo srities, tai dar gali šokti traukinį ir pradėti mokytis, nes mokytis tikrai yra ką. Nes dažniausiai būna taip, kad mes, kai ateinam į naują kažkokią profesiją, nu, pavyzdžiui, norėtumėm išmokti programavimo. Ne? Norėtumėm išmokti programavimo, kiek mums reikėtų valandų ir metų, kad mums pradėtų mokėti, pavyzdžiui, 1000 eurų atlyginimą. O jeigu 2000, o jeigu 3000, mes kažkaip tada suprantam, ne, kad reikės pasimokyti, gal universitetą baigti, kad čia nori tą kryptį pakeisti. Gal čia, kiek čia tų valandų aš turėsiu programuoti, nu, viskas logiška, bet kai ateinam į tinklinę rinkodarą, galvojam, aš toks fainas ir man čia visi turi mokėti pinigus. Kažkodėl. Nors dar nieko nežinau, nemoku, pardavimuose gyvenime nebūsiu, verslumas svetimas. Tai jūs einate naują sritį ir jeigu jūs jau turit kažkokį įgūdžių, tai jums jau ten reikia tik tais adaptuotis, bet ateina ir visiškai žali žmonės. Todėl tos programos yra pritaikytos nuo žalio
iki pažengusio ir kiekvienas to savo greičiu pradeda keliauti iki to pirmo rezultato. Aš toks rezultato žmogus, tai mes vedam iki rezultato. Ir va tų pinigų kišenėje, kai sakau, pinigai kišenėje, verslas tai yra pinigai kišenėje, ne? Ir paskui visi bonusai, tie visi kiti džiaugsmai, bendruomenės, apdovanojimai, taip toliau, bet vis tiek tai, jeigu atėjom dėl verslo, tai yra pinigai, verslo ekvivalentas. Tai va, tai šitą mes jau pradėję ir per šį mėnesį dar galima irgi prisijungti. Mhm. Aišku, tai šiaip tai bus nuorodos visos, aš įkelsiu po video, bus nuorodos ir kam bus aktualu, įdomu, kas paklausys ir patiksi klausytojams ir žiūrovams, tai galbūt norės pas tave ateiti į komandą. Tai, žinai, kai aš sakau, ir tikriausiai per tą didžiulę savo patirtį, Rima, pastebėjot, kad tinklinė rinkodara, ta prasme, tinka kiekvienam, bet ne kiekvienas čia padaro. Taip. Ne? Ir aš, kai sakau, mes mentoriai, mes jums padėsim padaryti verslą, mes jums padėsim, bet jūs darysit. Jo. Tai vat, labai svarbu suprasti, kad jeigu pasiryžęs daryti ir tą mesti savo iššūkį, tiesiog jauti, kad nori tos laisvės, neribotų atlyginimą, man labai svarbu, kad yra neribotos pajamos. Čia tavęs nėra, kad tu bet kokį įmonį atėjęs, aukščiau už direktorių tu joje nebūsi. Tu gali būti direktorius ir direktorius gaus tokį atlyginimą, dar gali ten įsimušti kažkiek to atlyginimo, atsikrapštyti, bet daugiau viskas, ten nieko negaus. O čia mes turim tiek neribotų tų galimybių ir tik tais nuo mūsų vidinio augimo, kaip tu sakei, ten prisimeni, ir psichologija, ir tas, ir anas. Tinklinė rinkodarai labai tiesiogiai tas vidinis augimas asocijuoja su piniginė išraiška. Taip, žodžiu, balansas turi būti, kiek tavo asmenybė yra paaugusi, tada ir atsiranda ir pinigų. Taip, ir jeigu nuvažiuosi bet kokius mokymus, saviugdos, verslumo, ten daugiausiai bus iš 2 profesijų žmonių. Bus daugiausiai tinklinės rinkodaros žmonių ir draudimo agentų. Nes šitų 2 žmonių pajamos labai tiesiogiai priklauso nuo to vidinio augimo. Taip. Nes ir tie laipteliai, kai mes einam per tuos pasiekimus, taip, per tas pinigų sumas, jeigu galima taip pasakyti, per tas apyvartas, per rangus, tai yra grinai vidinio augimo laipteliai. Nes su kiekvienu to laipteliu, o Dieve, aš nors tiek metų versluose, pardavimuose, ten yra tiek augimo ir tiek turi savyje visko pakeisti, kad tu toliau paaugtum ir pasiektum tą kitą pajamų struktūros, žmonių, to lyderystės lygį. Atrodo, nei kitam versle aš tiek nei vienam neaugu. Ta prasme, tam reikia tikrai to vedimo, reikia mokytojo, kuris jau tą kelią praėjo, reikia tokio nusprendimo, kad aš nuolat mokysiuos ir dar labai svarbu nuspręsti, kad aš būsiu mokintinas. Man labai patiko šitas žodis, būti mokintinu. Tai reiškia, nes tinklinė rinkodara duplikacijos verslas, mes perkam tokią, net neperkam, nemokamai dažniausiai gaunam mini franšizės modelį ir klausimas, ar mes jį naudosim, nes yra žmonės, kurie sako, ai, nesąmonė, aš čia kažkaip pats ir niekad nieko nesigaus. Tai yra jau veikianti sistema ir klausimas, ar tu būsi mokintinas, ar tu priimsi ir tada tai jau adaptuosi pagal savo tas gyvenimo situacijas. Nes būtent tas priimti tą lyderystę, nes kitas jau praėjo. Tai ar aš būsiu mokintinas ir ar aš suprantu, kad aš nuolat mokysiuos. Taip. Nes tai yra augimo mokykla, tai labai didžiulė. Čia tas pats, kas vaikų turėti. Vaikai yra mūsų tos augimo mokyklos, kur tu su kiekvienu supranti, o Dievai, aš negalvojau, kad čia tai bus. Ir tinklinė rinkodara palyginus su klasikiniu verslu, tai yra labai stipri augimo mokykla. Taip. Sutinku su tavim, Vaida. Labai malonu, jau mūsų laikas eina į pabaigą. Tikrai buvo labai malonu išgirsti tavo visas įžvalgas ir pasidalinimus savo patirtimi.
Na ir linkiu sėkmės, tikrai tikiu, kad pati įgyvendinsi tą savo svajonę ir tikslą anksčiau išeiti į pensiją ir duoti, kaip sakant, vaikams gerbūvį, ką tu ir nuplanavus, gerą mokslą, išsilavinimą ir taip toliau. Tai ačiū tau ir manau, dar susitiksim ne kartą. Labai labai gera susitikti. Mes vat irgi viena kitą sekėm online ir kai gyvai sutikom, kaip buvo faina. Jo, tikrai.